Ketvirtadienio vakarą Lietuvos sporto universitete įvyko krepšinio karavano turnyras, kuriame savo jėgas išbandė 40 dalyvių. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Kauno LSU Baltų komandos generalinis direktorius Edas Nickus. Jis padėkojo renginio organizatoriams už įdėtą darbą, taip pat pasidžiaugė, kad panašus renginiai garsina Lietuvos sporto universitetą. Po jo žodžių buvo paskelbta varžybų pradžia. Į 4 grupės suskirstyti sportininkai kovojo dėl vietos pusfinalyje. Kiekviename pusfinalyje žaidėjai siekė bent jau 4-osios vietos, kadangi tik pirmos 4 garantavo vietą finale. Į jį pateko 8 žaidėjai, vis dėlto intrigos finale nebuvo. Itin sėkmingai krepšį atakavęs Laimonas Mikšys nepaliko jokių vilčių savo varžovams ir tapo karavano nugalėtoju. Jis už nugaros paliko Marių Liepą, kuriam atiteko antroji vieta. Trečią iškovojo Remigijus Bunikis. Smagu sudalyvauti tokiuose turnyruose, tiesiog atsipūsti nuo treniruočių, nežinau, pirmą kartą pats dalyvauju tokiam renginį, tai smagu. Tiesiog krito baudas ir viskas. Mes tai žaisdom iš tritaškės, sunkiau tiesiog, o baudas tai psichologinis reikalas. Gerai, bet pačio laimėjimas neatsitiktinis turbūt? Gal ir atsitiktinis, net nežinau, ką pasakyti. Iškritus visoms panelėms iš turnyro buvo suorganizuotos varžybos tik dailiosios lyties atstovėms. Šalutinėme turnyre lygių neturėjo Laura Svarytė. Pirmas blynas, nesakyčiau, kad labai prisvylęs. Buvo tų tokių trūkumų, bet manau, kaip pradedantis vadybininkai sporto renginių, tai gerai susitvarkėm. Su reklama padirbėjom, dalyvių, žiūrovų susirinko. Palinksminom jau, žodžiu, buvo ne tik varžybos, bet ir pramogos tokios. Dalyviai šiaip, esam lietuviai, aišku, kiekvienas krepšinį bent kartą žaidęs, tai pataikė. Merginos labai nustebino. Kai vyko pusfinalio kovos, merginom buvo papildomas turnyras surinktas, tai merginos daug greičiau pataikė negu vaikinai prie kito krepšio. Tai, žodžiu, lygis tikrai neprastas buvo. Tikimės ateityje dar daugiau tokių renginių ir kelsim kartelę patys savo. Turnyro organizatoriai neapsistojo vien žaidimu. Pertraukėlių metu vyko konkursai sirgaliams, nuobodžiauti neleido Chili Dance šokėjos. Dalyviai ir žiūrovai buvo vaišinami picomis, užkandžiais ir gaiviaisiais gėrimais.